Sveiki, kaip mane demaskavo Laisvės TV bomžas Šarūnas Černiauskas, aš šiuo metu, kaip visada, sėdžiu Rusyje, Baltarusijoje, už mano nugaros yra žalias ekranas, žalias fonas ir ant to žalio fono aš rodau įvairius vaizdus iš skirtingų pasaulio taškų, kad pameluočiau, kad aš keliauju, o iš tikrųjų aš esu Rusijai, Baltarusijoje. Ir va šiandien už mano nugaros yra tokia mažytė pilis Suomijoje. Bet aš ne Suomijoje, aš Baltarusijos Rusy. Ir saulė neįrodo, kad aš dabar laukia ir va taip va šitas va saulės spindulys irgi neįrodo. Tai yra apšvietimas, dirbtinis apšvietimas. Kaip sako Laisvės TV bomžas Šarūnas Černiauskas. Vat. O naujienų yra labai gerų, nuostabių naujienų ir apie tai be abejo nepapasakos LRT. LRT niekada nepapasakos apie tokias naujienas. Aš vat ką tik pažiūrėjau pirmą puslapį, nėra šitos informacijos pirmam puslapyje LRT LT. Julianas Assange'as yra laisvėje. Julianas Assange'as yra laisvėje ir tai yra nuostabu. Tai šią progą reikia priminti, už ką žmogus sėdėjo ir kas jam grėsė. Tai žmogus paskelbė informaciją, slaptą atseit, informaciją apie tai, kad JAV žudė civilius. JAV kareiviai žudė civilius Irake. Apie 1 milijoną irakiečių buvo nužudyta Irake. Irake gyveno irakiečiai ir apie 1 milijoną iš jų nužudė JAV. Ir ką parodė Assange'as savo Wikileaks? Jis parodė, kad Amerikos kareiviai žinojo, kad ten yra civiliai ir jie specialiai žudė civilius. Jie specialiai žudė advokatus. Jie specialiai žudė žurnalistus. Žudė tam, kad todėl, kad norėjo žudyti. Tai va, tai yra be abejo nusikaltimas ir be abejo už šitą nusikaltimą niekas neatsako. Atsako nebent vat prieš visuomenės nuomonę. Ir būtent su ta visuomenės nuomonė ir dirbo Assange'as ir aš tikiu, kad jis dirbs toliau. Jis, aišku, jis paskelbė va tos vat įrodymus Wikileaks svetainėje, kad iš tikrųjų vat Amerikos kareiviai, suprasdami, kad ten yra civiliai, specialiai žudė civilius. Ir tai yra be abejo blogai. Mes žinom, kad Amerika turėjo ir slaptą kalėjimą ir Lietuvoje, ir Rumunijoje, ir Lenkijoje. Ir buvo toksai tinklas slaptųjų kalėjimų, kur žmonės taip pat buvo žudomi, kankinami ir be abejo niekur nebuvo gerbiamos žmogaus teisės. Be abejo, kiekvienas irakietis turi teisę į gyvybę. Tai jeigu jis specialiai nužudo ir Assange'as ką padarė, jis paskelbė video. Jis paskelbė video įrašus, kaip iš tikrųjų amerikiečiai sušaudo civilius. Tai yra be abejo blogai. Tai ir be abejo yra blogai, bet aišku, tarptautinis teisingumas dabar va toksai, kad niekas į kalėjimą už tai neis. Niekas į kalėjimą už tai neis, bet labai svarbu, kad apie tai žinotų visuomenė. Nes tai kenkia Amerikos įvaizdžiui, nes Amerikos įvaizdis nėra gerai, nėra gerai. Ne. Ir be abejo, suprantat, aš vat nesu sutikęs ne vieno amerikiečio, vat kaip aš meluoju, aš buvau Amerikoje prieš kelias dienas, Majamyje buvau, New York'e buvau, aišku, nebuvau, nes ten aš sėdėjau Baltarusijos Rusy, už mano tik tai nugaros buvo vaizdai tokie, nuotraukos Amerikos. Bet vat, rodydamas nuotraukas Amerikos, aš vis tiek... Mano aplinkoje yra daug amerikiečių. Aš nepažįstu nei vieno amerikiečio, kuris pasakytų, irakiečius reikia žudyti, civilius reikia žudyti. Ne, taip nėra. Vis dėlto ačiū Dievui, kad vidutiniai amerikiečiai supranta, kad, taip negalima daryti. Ką po to tu gali pasakyti, kai irakiečiai padaro kokį teroristinį aktą Amerikoje? Keršyje. Tai yra blogai, kad tokie dalykai vyksta ir ačiū be abejo Assange'ui, kad jis turėjo drąsos šitą paskelbti. Už tai jam buvo iškelta ta baudžiamoji byla, kur jam grėsė 150 metų. Ir amerikiečiai su mielu noru pasodintų jį 100
50 metų į kalėjimą, tai yra iki gyvos galvos. Bet jam ir pasisekė, ir nepasisekė. Jam nepasisekė dėl to, kad jį pagavo Anglijoje. Jį pagavo Anglijoje ir jis iš pradžių pasislėpė Ekvadoro ambasadoje, o po to Ekvadoro ambasada išdavė jį policijai. Tai čia be abejo jam nepasisekė. Ir 5 metus jis sėdėjo Anglijos kalėjime, laukdamas anglų galutinio sprendimo išsiųst jį į Ameriką ar neišsiųst. Ir čia, ačiū Dievui, suveikė biški teisinio supratimo pas anglus. Nes anglai suprato, kad tu negali pasodinti žmogų į kalėjimą už tai, kad jis sako, vat amerikiečiai žudė civilius ir aš turiu įrodymą, kad jie žudė civilius. Nes amerikiečiai darė nusikaltimą. Jie nužudė milijoną irakiečių. Tai, blėt, yra genocidas iš tikrųjų. Milijonas. Na, įsivaizduokit, milijoną lietuvių nužudytų. Nu, lietuvių iš viso yra 2 milijonai. Tai milijoną nužudykit. Ačiū Dievui, irakiečių yra daugiau, bet vis tiek milijonas žmonių nužudyt milijoną žmonių. Milijoną. Tai yra daug. Tai yra daug. Tai yra labai daug. Ir todėl būtent anglai ir dvejojo. Išduot, neišduot, išduot, neišduot. Ir galų gale, matyt, čia ir suveikė anglų logika, kad matyt, jie suprato, kad negražu išduot. Ir čia anglų buvo dalyvavimas. Ir amerikiečiai vis dėlto, amerikiečių, reiškia, šitas Department of Justice padarė tokį kompromisą, kad Assange'as prisipažįsta, kad jis yra kaltas, kad jį nuteisė 5 metam, o 5 metus jis jau atsidėjo Anglijoje ir todėl jis dabar bus paleistas į laisvę. Aš tikiuosi, kad šį kartą amerikiečiai nepameluos, kad Assange'as nuostabiai nuskris į Marianų salas, jis bus teisiamas Šiaurės Marianų salose, tai yra JAV teritorija Okeanijoje. Aš beje buvau visose Okeanijos valstybėse, bet iki Marianų salų nenuskridau dėl to, kad aš pagalvojau, kad tai yra Marianų salos ir tai yra JAV, o JAV aš gyvenau. Tai kadangi aš JAV gyvenau, aš pagalvojau, kad mano gyvenime yra per daug Amerikos, aš geriau važiuosiu į kokį Naurų, po to į Samoa, po to į kažkokį ten dar sugalvosiu, dar Kiribasą kokį nors. Tai visur, visose Okeanijos valstybėse aš esu buvęs ir Prancūzijos kolonijose tenai, bet Marianų salose, nutariau, šį kartą ne. Gal kažkada man trenks į galvą, kad man reikia į Marianų salas taip pat. Tai aš ten nebuvau, bet Assange'as dabar tenai nuskris ir jį nuteis 5 metam ir iš karto jį paleis, nes 5 metus jau atsidėjo. Tai čia jam pasisekė, nes jam iš tikrųjų grėsė 150 metų kalėjimo JAV. Tai šitas sprendimas yra labai geras ir jam pasisekė. Bet kita vertus jam ir nepasisekė, dėl to, kad jis turėjo galimybę pasislėpti Rusijoje. Ir jis nespėjo tai padaryti. Nes mes žinom Edvardą Snowdeną, jo istoriją, žmogus taip pat paskelbė informaciją apie tai, kad JAV slaptosios tarnybos renka informaciją apie 100 milijonų žmonių. Pas jos yra duomenų bazė apie 100 milijonų žmonių, apie kiekvieną amerikietį. Kiekvieną amerikietį, kuris taip vaikšto gatvėmis, apie jį renka informaciją CŽV. CŽV filmuoja amerikiečius. Per šitą webkamą kompiuterio, kur aš dabar save filmuoju, tai taip, CŽV filmuoja jūs. Jūs sėdit Lietuvoje, o jūs per šitą taškiuką. Būtent dėl to Assange'as patarė užklijuoti šitą taškiuką. Nes viskas, kas yra jūsų kompiuteryje, yra CŽV duomenų bazėje. Ir suprantate, jūs nieko neįtariamas, bet ant jūsų renkama informacija. Ir ta informacija gali būti panaudota prieš jūs, jeigu jūs kažkaip neteisingai elgsitės. Tai tas yra blogai. Tai yra nusikaltimas, nes be teismo leidimo negalima rinkti informaciją apie nieką, jeigu nėra jokios baudžiamosios bylos, jokių įtarimų. Jokių įtarimų nėra. Jūs dabar mane žiūrit, o jūs dabar filmuoja CŽV. Ir šitą informaciją atskleidė Snowdenas ir jis paskelbė tai internete ir jam be abejo Amerikoje grėstų 150 metų kalėjimo už šitą tiesą.
Ir kai Amerika, kai JAV sako, kad mes pasodinsim Snowdeną 150 metų už tai, kad jis paskelbė, kad mes per kompiuterį filmuojam visus pasaulyje ir kad per telefonas išjungtas. Suprantate, kokia yra technologija nuostabi? Telefonas jūsų išjungtas, o jis vis tiek rašinėja jūsų balsą ir siunčia į CŽV. Suprantat? Ir Snowdenas šitą paskelbė ir kadangi jam pradėjo baudžiamąją bylą ir jį nori pasodinti duoti jam 150 metų, tai vadinasi, tai yra tiesa, tai yra prisipažinimas. Nesuprantat, kažkoks psichas tenai, Snowdenas ten kažkaip suklastojo dokumentus ir ten šūdą varo ten kažkokį ten, kad mes kažką filmuojam, kad telefonas išjungtas, a jis rašinėja garsą. Tai yra neįmanoma. Jeigu tokia būtų pozicija Amerikos vyriausybės, kad tai telefonasgi išjungtas, kaip jis gali rašinėti ir dar siūs kažką į CŽV. Jeigu tokia būtų jų pozicija, aš jam patikėčiau iš tikrųjų, nes man atrodo, kad telefonas yra išjungtas ir jis neįrašinėja manęs ir jis nesiunčia mano geolokacijos niekam. Bet pasirodo, kadangi jie už šitą va tokius žodžius pradėjo šitą rimtą bylą Snowdenui, tai aš tikiu, kad Snowdenas paskelbė tiesą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Snowdenas gavo politinį prieglobstį Rusijoje. Jis gavo politinį prieglobstį Rusijoje ir jam pasisekė dėl to, kad jisgi skrido į Ekvadorą. Jis turėjo pakeisti lėktuvą Maskvoj ir nuskris toliau į Ekvadorą ir gyventų Ekvadore. Ir tada su Snowdenu atsitiktų tas pats, kas su Assange'u. Assange'as buvo pasislėpęs Ekvadoro ambasadoje Londone ir šitą ambasadą jį išdavė policijai. Jį išdavė, suprantat? O Rusija Snowdeno neišdavė. Ir dar daugiau, Snowdenas ne šiaip gyvena Rusijoje. Rusija jį saugo. Prie jo yra nuolat būrys policininkų, Rusijos FSB agentų, kurie saugo jį nuo nužudimo. Dėl to, kad mes žinom, kad JAV žudo žmonės po viso pasaulį. Tai nėra paslaptis. Aš tikiu, kad Rusija taip pat žudo žmonės po visą pasaulį. Mes žinom, aš tikiu, kad iš tikrųjų Rusija taip. Mane galima vadinti vatniku, bet jeigu aš tikiu, kad kažkas yra faktas, aš niekada nemeluosiu, nes tai įžeistų mane kaip intelektualą savo akyse. Jeigu aš matau įrodymus, kad Rusija kažką žudo pasaulyje, už Rusijos ribų, arba Rusijos ribose, kad FSB pasiunčia tenai agentus ir jie kažką ten su Novičiok ten nuodija, tai yra tiesa. Aš netikėčiau. Aš kalbėjau su daugeliu rusų, jie netiki, kad Rusija žudo žmonės užsienyje. Bet mano objektyvi nuomonė, įsitikinimas yra, kad rusai žudo. Bet jie žudo mažiau nei amerikiečiai. Amerikiečiai žudo daugiau politinių oponentų. Ir suprantat, mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur politinį oponentą, kur žmogaus teisių gynėją, kur advokatą, kur žurnalistą galima taip nužudyti. Aišku, žudyti Delfio, ten Laisvės TV žurnalistus yra gerai, aš pats planuoju, bet, suprantat, aš planuoju už reikalą, aš planuoju už teisybę, o jie už neteisybę. Tai yra skirtumas. Kai aš nužudysiu, pavyzdžiui, Šarūną Černiauską, visiems bus aišku už ką, nes tai yra bomžas, valkata, dalbajobas, ujobišė. O JAV bando žudyti žmogų už tai, kad sako tiesą. Ašgi nesakau, kad aš žudysiu Laisvės TV žurnalistus už tiesą. Aš sakau, kad žudysiu už melą. Žudysiu už melą. Aš taip pat. Nes aš esu labai geras žmogus. Aš niekada nenužudysiu žmogaus už neteisybę. Aš visada žudau tik tai už tiesą. Už tiesą, kad teisingumo būtų daugiau, kad žmogaus teisių būtų daugiau, kad laimės būtų daugiau, kad, mes nugalėtume visus dalbajobus. O JAV žudo tokius žmonės kaip Snowdenas, kaip Assange'as, suprantat, tai yra negerai. Aš tikiu, kad Putinas nužudė, pavyzdžiui,
šitą karininką, kaip jo vardas, neprisimenu, ten, kur maištą buvo sukėlęs. Nu, aš tikiu, man reikia kažkokių įrodymų, kad ne taip, kad aš patikėčiau, kad ne taip. Bet dabar mano yra toksai įsitikimas. Ir tai yra negerai, nes buvo susitarimas, kad nežudys, bet nužudė. Vat. Tai dėl to aš ir noriu pasakyti, kad Snowdenas Rusijoje ne tik tai gavo politinį prieglobstį, bet ir apsaugą. Ir iš tikrųjų, kai aš buvau Baltarusijoje ir ačiū jo ekscelencijai Aleksandrui Lukašenkai, kuris suteikė man politinį prieglobstį Baltarusijoje, iš tikrųjų Baltarusiai man sakė, kad jie Baltarusijos teritorijoje gali man suteikti irgi apsaugą, nes jie sakė, kad, lietuviai dalbajobai totalūs. Pavyzdžiui, žiūrėkit, Čečko, Lenkų karininkas, ji nužudė Lenkijos spectarnybos Baltarusijos teritorijoje. Tai man tą patį sakė Baltarusiai, kurie man suteikė politinį prieglobstį Baltarusijoje. Davai gyvenk Minske normaliai, mes tau skirsim apsaugą. Stovės pastoviai, tavo būtė gyvens pastoviai mentas. Ir jis tave saugos, kad lietuviai tavęs nesumedžiotų. Bet aš, matot, suprantat, mano yra įsitikinimas, kad aš esu per smulkus, kad lietuviai organizuotų tokią operaciją, kad, sugaudytų mane, tuo labiau, kad aš nuolat hui žino kur. Vat pavyzdžiui, dabar Baltarusijos Rusija, o už mano nugaros yra šita mažytė pilis Suomijoje. Aš pasakyčiau, kad aš Suomijoje, bet jau tas bomžas Šarūnas Černiauskas mane demaskavo, kad aš sėdžiu Baltarusijoje, už mano nugaros yra tiesiog ekranas, kur rodo nuotraukas. Tai vat, ir apšvietimą tokį aš, bet nerealus apšvietimas. Vat žiūrėkit, kaip tikra saulė, ne? Kaip tikra saulė. Tai vat, tai taip, be abejo, jeigu aš pajausiu, kad lietuviai ten iš tikrųjų bando mane nužudyti, aš be abejo tada skrisiu į Baltarusiją. Bet šiai dienai aš manau, kad viskas yra tvarkoj. Ir plus nėra didelis prasmės mane žudys, net aš jau visą žalą padariau. Ten yra, taip, dėl šauktinių aš dar darysiu didelę žalą Lietuvai, dėl to, kad aš panaikinsiu Lietuvos šauktinių kariuomenę ir rezervistų taip pat kariuomenę panaikinsiu per teismus, per tarptautinius teismus. Bet iš tikrųjų, aš esu idėjos autorius. Dabar, jeigu su manim kažkas atsitiktų, būtų gerai, kad rusai pabaigtų šitą dalyką. Kovą prieš Lietuvą per teismus. Aš bijau, kad rusam bus nusispjaut į visus mano darbus ir jie iš tikrųjų netęstų mano darbų. Jie tiesiog trenktų Lietuvai lėktuvais bombomis, užimtų Vilnių nachoje ir užbaigtų. Aš tikiu, kad, suprantat, tai yra labai bloga tendencija. Aš visada prašau iš rusų daug pinigų. Taip, aš esu milijonierius, sakykime atvirai. Sakykime atvirai, aš esu milijonierius. Vat aš turiu tokį draugą Gudžinską, Liutaurą. Jis prisipažino, padarė coming outą, kad jis yra homoseksualistas. Nu vat, jeigu jis prisipažino, kad jis homoseksualistas, tai aš prisipažinsiu jau, kad aš esu milijonierius. Ta prasme, aš turiu labai daug turto. Pardon, gal kažkas įsižeis, bet taip yra tiesa. Ir suprantat, mano gyvenimo filosofija yra tame, kad aš prašau pinigų ir aš padariau bylą teismuose. Ir aš tokiu būdu uždirbdavau visą gyvenimą pinigus ir, galbūt dar, aš jau nenoriu dirbti. Aš jau, suprantat, pas man yra tiek pinigų, kad man nereikia dirbti, daugiau niekada gyvenime. Bet aš dar gal dirbsiu, dėl to, kad man įdomu, sakykim taip, man įdomu. Assange'as irgi yra milijonierius, iš tikrųjų, jam irgi nereikėtų dirbti, bet jis dirba ir dėl to, kad jis tiki, kad jis gali pakeisti pasaulį. Snowdenas yra milijonierius, bet jie turi daug daugiau nei aš, bet jie dirba dėl to, kad jie tiki, kad jie gali pakeisti pasaulį. Aš neturiu ambicijos pakeisti pasaulį, man jau pochui, bet biškutį pagerinti pasaulį aš galiu. Ir savo darbais,
Suprantat, kas bus? Mes visi numirsim ir tu kažkada eisi prieš Dievą ir, blėt, tau reikės paaiškinti, ką tu darėjai. Ir aš tikiu, kad tenai, jeigu aš kažką paaiškinsiu, kad aš kažką padariau gero, aš gal ten danguje turėsiu kažką. Toks yra mano racionalus ir religinis įsitikinimas. Tai vat, žiūrėkit, aš noriu ką pasakyti. Aš noriu pasakyti, kad rusam vis daugiau ir daugiau pohui į viską, ką aš jiems siūlau. Ir jie nenori duoti man pinigų. Ir jie sako, nahui mums to reikia. Mes, blėt, užimsim Lietuvą per 3 dienas. Tenai kai kurie ten gazdina, kad prasidės šitas atominis karas, kad branduolinis karas, kad ten JAV. Rusai netiki. Pažiūrėkim tiesą į akis. Rusai netiki, kad jeigu jie užpuls Lietuvą, kad JAV Lietuvą užstos. Dėl to, kad, va žiūrėkit, rusai jau instaliavo atominę bombą Kuboje. Draugiškoje valstybėje Kuboje. Tai Kuba yra 90 km nuo JAV teritorijos. 90 km nuo JAV yra rusų branduolinis ginklas. Ir rusai turi 2 kartus daugiau tų branduolinių bombų nei JAV. Nu, suprantat, jie nebijo. Jie nebijo JAV, jie netiki, kad JAV užstos Lietuvą. Ir jie tiki, kad jie gali išspręsti visas problemas su Lietuva, tiesiog, blėt, užkariaudamas ją nahui. Ir panaikindami šitą valstybę. Jie sako, nahui reikalinga šita Lietuva. Mes ją užimsim per 3 dienas. Gerai, tarkim per 5. Bet to mums nereikia. Ir būtent, va tame yra dalbajobizmas. Dalbajobizmas visų Lietuvos VSD, Lietuvos policijų, Lietuvos žiniasklaidos. Jie galvoja, kad jeigu jie ten kovos prieš Stanislavą Tomą, jeigu jie ten įrodys, kad Stanislavas Tomas yra banditas, kad nusikaltėlis, uždraus Stanislavui Tomui rašyti skundus į tarptautinius teismus, tai jie išspręs problemą. Nichuja jie šitos problemos neišspręs. Dėl to, kad rusai ją išspręs tiesiog kariniu būdu. Va tokia yra situacija. Tai duok Dieve, kad rusai mokėtų man daugiau pinigų ir kad jie tikėtų, kad aš jiem laimėsiu bylas teismuose. Nes tik tai tada, tame yra saugumas Lietuvos. Tai toks mano pasisakymas apie Snowdeną, apie Assange'ą ir apie save. Mes 3 esame politiniai kaliniai. Aš, Snowdenas, Assange'as. Aišku, jų vaidmuo galbūt pasauliui yra didesnis nei mano, bet mano įnašas į Lietuvos gerbūvį yra labai aukštas. Po to, žiūrėkit, tenai daug yra visokiausių ten komentarų, ten, šitie Laisvės TV, ten bando mane pristatyti, kad kaip ten nusikaltėlį, kaip ten bomžą, kaip nevykėlį, žmonės, aš milijonierius. Pas mane, suprantat, ir pagrindinė, tarkim, pas mane yra keli pajamų šaltiniai, bet pagrindinis mano pajamų šaltinis tai yra advokato darbas 10 metų. Iš to ateina mano pagrindinis milijonas. O kiti galbūt pinigai iš kitur, bet, ta prasme, aš turiu daugiau nei milijoną. Pažiūrėkim tiesą į akis. Bet suprantat, tai yra rodiklis, kad mano veikla 10 metų kaip advokato buvo labai sėkminga. Dabar po 10 metų, kai aš turiu dachuja pinigų, man nuobodu iš tikrųjų. Aš nebenoriu iš tikrųjų dirbti advokato darbą. Aš jau galvoju, kaip čia užbaigti, kaip čia... Nes yra kitų įdomių dalykų. Vat iš sporto salę užsirašiau čia Rusy. Aš pasakyčiau, užsirašiau į sporto salę dabar Suomijoje. Bet kadangi Laisvės TV mane demaskavo, kad aš Baltarusijos Rusy, tai sakysiu, kad Baltarusija.
Treniruoklį nusipirkau į savo Baltarusijos rūsį. Tai vat. Ir iš šito rūsio tęsiu toliau savo veiklą. Tai vat žmonės. Džiaukimės, kad rusai dar tiki į teisę, kad jie nori finansuoti šitą dalyką, kad jie skiria pinigus kovai prieš Lietuvą. Ir džiaukimės, kad biški teisingumo yra. Vat Snowdeno problema buvo tai, kad jis nepasitikėjo Rusiją. Jam reikėjo iš karto varyti į Rusiją. Ir Rusijoje apsigyventi ar normaliai. Rusai skirtų jam apsaugą. Pleit žmonės, Rusijoje yra kalnų. Aukščiausias pasaulyje, aukščiausias Europoje kalnas, Elbruso kalnas yra Rusijoje. Kalnų klimatas. Tu nori jūros, Sočis. Tu važiuoji prie jūros. Tu nori dykumos, yra dykumos Kalmikijoje. Yra viskas. Sočyje yra subtropikai. Nu, aš labiau mėgstu tropikus, bet subtropikai irgi labai geras klimatas. Tai tu turi viską Rusijoje. Ir tu gali tobulai gyventi Rusijoje, dėl to, kad, vat, matot, rusai net skiria apsaugą. Snowdenui man siūlė Baltarusijoje skirtą apsaugą. Aš atsisakiau dėl to, kad aš atsisakiau gyventi Baltarusijoje. Dėl to, kad, tiesiog mano toksai yra psichologinis tipas. Man labai svarbu keliauti, matyti pasaulį. Va dabar apvažiavau 138 valstybės ir man labai patiko visur. Aš niekada neapšikau valstybių. Vat, mano buvusi mergina mėgo šikt ant negražių valstybių. Man visos valstybės yra gražios, man viskas yra labai įdomu ir dėl to aš atsisakiau iš tikrųjų, bet aš turiu apsaugą Baltarusių visur pasaulyje, bet tai nėra mentas, kuris su manim gyvena. Ir kai aš buvau Baltarusijoje, tai mano laiptiniai namo, kur aš gyvenau, Baltarusių policija įstatė vaizdo kamerą, kad vis dėlto filmuotų, kas sukasi aplink mano namus, kadangi jie įtarinėjo, kad vis dėlto lietuviai yra debilai, jie gali pasiųsti tenai agentų. Aišku, taip, Baltarusiai, jie dar norėjo pagauti Lietuvos agentą. Čia būtų. Taip, jie iš tikrųjų, jie galvojo, kad aš esu tokia primanka, kad ant manęs lietuviai pasiūs kažkokį ten slaptą savo agentą ir tada Baltarusiai jį mano laiptiniai pagaus ir pasodins į kalėjimą ten 30 metų, kaip jie visada. Baltarusijoje visi teismo nuosprendžiai yra 30 metų. Tai be abejo, jie būtų labai laimingi pagauti Lietuvos agentus, tai dėl to jie iš tikrųjų sekė, jie buvo kamera. Tai ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad Rusija ir Baltarusija, jie taip pat gina žmogaus teisės labai aktyviai, nes aš esu vienintelis advokatas, sėkmingiausias advokatas, kuris rašo skundus prieš Lietuvą ir prieš Latviją. Suprantat? Ir be abejo, rusai remia demokratiją ir žmogaus teisės Latvijoje ir Lietuvoje ir Estijoje. Iš tikrųjų remia. Tai suprantat, šitie propagandistai, jie varo visą laiką, kad ten Rusijoje yra blogai, kad ten Baltarusijoje nėra demokratijos. Tai netiesa. Tai netiesa. Baltarusijoje ir Rusijoje yra tam tikros teisės, kurias jie gina. Pavyzdžiui, jie gina, apgynė Snowdeno teisę skelbti informaciją, kad JAV filmuoja ir įrašinėja viską. Jie apgintų be abejo Assange'ą. Jam nereikėtų 5 metus sėdėti kalėjime, kaip jis jau atsidėjo. Jie apgynė jau mane tiek, kiek man reikia. Nereikia egzažerėti. Tai yra, jeigu aš manau, kad man negrėsia didelis pavojus, aš manau, kad man neverta švaistyti Baltarusių mokesčių mokėtojų pinigus. Neverta. Jeigu aš galvosiu, kad bus verta, tai tada bus verta. Bet taip pat reikia suprasti, kad ten yra laisvė, suprantat? Snowdenas yra labai laimingas Rusijoje. Jis jau netgi Rusijos pilietybę pasidarė po prieglobsčio. Tai čia buvo Assange'o klaida, kad jis bandė slėptis Ekvadore, o neskrydo iš karto į Rusiją.
Neringos Venckienės klaida taip pat yra tai, kad ji neskrido į Rusiją. Ji nuskrido į JAV ir JAV ją pralaikė kalėjime 1,5 metų ir po to atidavė Lietuvai. Jai reikėjo iš tikrųjų skristi į Rusiją, į Baltarusiją. Tai vat visada, kai jūs esate persekiojamas dėl jūsų žodžių laisvės, dėl kažko, ten tose valstybėse galima iš tikrųjų gauti politinį prieglobstį ir ten jūs apsaugos. Aišku, tai yra atskirų žmonių problemos, dėl to, kad Lietuvoje nėra visų žmonių persekiojimo tokio, kaip mano atžvilgių, kaip Venckienės atžvilgių. Bet tai reikia turėti omeny ir tai reikia žinot. Reikia žinot, kad JAV yra valstybė žudikė. Kad JAV yra valstybė, kuri pažeidinėja nuolat žmogaus teisės. Kad JAV persekioja advokatus. Kad JAV persekioja žurnalistus. Aišku, jeigu rinktis, kur man gyventi, JAV ar Lietuvoje, be abejo, aš rinkčiausi JAV. Dėl to, kad JAV vis tiek yra daugiau laisvės. JAV vis tiek yra daugiau galimybių gyvenime ir ten gyventi yra daug įdomiau nei Lietuvoje. Bet mes turim suprast, kad JAV turi didelių trūkumų ir kartais tų trūkumų neturi Baltarusija. Kartais tų trūkumų neturi Rusija. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą